Sveiki Artis TV žiūrovai. Čia aš sutinku ne tik žmonės, kuriuos mačiau prieš 20 metų, su kuriais mes darėm muziką netgi, arba režisavau koncertus, arba prodiusuodavau. Aš žinau, kad dabar seniausiai atėjo nauji žmonės ir daro orą muzikoje. Ir vieni iš jų yra grupė Jausmai. Jauti, va matot. Ir vieni iš jų grupė Jauti. Ir jūs dabar, aš esu Linas. Malonu. Pilypas. Matas. Sakykit, prašau, kaip jūs jaučiate matydami šitiek vinilų šičia? Nes bus klausimas paskiau kitas, visiškai ne apie vinilus. Bet aš atėjau čia, aš iš tiesų buvau ir pernai, bet taip labai prabėgau, bet tiek vinilų tikrai nebuvo. Ir dabar aš jaučiuosi, kaip man buvo, nežinau, 15 metų, tai buvo prieš 40 metų, jeigu įsivaizduojat, žmonės tiek gyvena. Ir ką jums reiškia, ką jūsų gyvenime ir jūsų muzikoje, jūsų muzikos klausime reiškia vinilai? Tai aš esu girdėjęs posakį, kad mada labai dažnai sukasi ratu. Yra ciklas kažkoks. Ir jeigu prieš 20 ar 30 metų buvo platus džinsai madoje, tai aš dabar irgi nešioju plačius džinsus ir aš jaučiuosi madingas. Tai kad aplink mus tiek daug supa vinilų, man tiesiog kelia džiaugsmą ir aš galiu džiaugtis tuo, kad aš turiu kažkokį bendrą pomėgį su žmonėmis, su kuriais man galbūt šiek tiek sunku surasti bendrų pomėgių. Ir ta vinilo platforma muzikos klausimai, man atrodo, labai fainas toks susijungimas dviejų kartų ir pomėgis. O jum? Žiauriai gerai pasakė, nežinau ką papildyti, bet man patinka šiaip vinilo formatas. Lyginant su disku, pavyzdžiui, kur gal buvo prieš, nežinau, galbūt prieš 10 ar 7 metus buvo diskai pagrindė, tarkim, tai dabar tie vinilai sugrįžę, nežinau, man šiaip daug gražesnis formatas. Vien tai, kad tiesiog mes matome tą didelį albumo viršelį, tai yra iš esmės plakatas, kuris gali būti tiesiog gražiai padėtas net kažkur, net jeigu tu neturi patefono. O jeigu turi patefoną ir dar gerą aparatūrą, tai, man atrodo, irgi tiesiog žiauriai graži visa ceremonija. Nueini, padedi perverti vinilą, smagu klausyti ir atrodo kartais netgi tam visam digital šiuo metu ten Spotify'aus eroje kartais labiau vertini gal klausydamas. Man bent jau tai būna. Nežinau kaip tam. Dabar aš nebeturiu ką pridurti. Kadangi aš tikrai turiu daug vinilų, aš klausausi labai jau seną muziką. Aš ir kai buvau jaunas ir jaunesnis net už jūs, aš klausydavausi, vis laik man draugai sakydavo, tu eik su mūsų tėvais pasiklausyk. Tai jie dar buvo už mane vyresni 20 metų, nes aš klausau seną džiazą. Geriau nesakysiu, būsiu old schoolas toks, kad jūs nenorėsit iš vis kalbėti, atsistosit ir išeisit iš čia. Bet aš sutinku totaliai, labai gražiai pasakyta dėl estetiškumo plokštelės. Ir dar, čia ką tik sėdėjo Martynas Tyla ir aš sakau, kaip tu žiūri, kokią vietą tavo gyvenime dabar užima e-muzika, visos platformos, kuriuose, ir jisai sako, o čia aš visą laiką klausau, aš sportuoju klausau, aš tą darau, o sakau, kaip su vinilais. Jisai sako, vinilui reikia laiko. Nes tu turi prieit, uždėt, apverst, dėmesio reikia. Ar nebus ta jūsų karta, kuri jau sustoja? Suprantat, koks gaunasi paradoksas? Mes tarsi turėtume sustoti, ar ne? Nes jau atsivalgė visko. Bet kai pradėjo bėgti, tarkim, Ryškus ir Martynas Tyla, taip ir nesustoja. O jūs jau atkreipė dėmesį į tai, kas yra muzika. Pauzė gyvenime. Atsiverti, prieini prie plokštelių. Įsijungi patefoną, jis pradeda traškėti. Kaip jums lyginant visos platformos, Spotify, ausinukai, visa kita, kaip jūsų? Dabar nuo jūsų pradėsiu, nes paskiau jisai sakys, neturiu ką pridėti. Gerai. Jo, aš karts nuo karto vis nusipirku kažkokį vinilą. Kadangi esame patys muzikantai, tai dar dažnai susikeičiame su lietuvių grupėmis tais vinilais. Tai turim nemažai ir kitų lietuvių tiesiog vinilų, bet karts nuo karto savo leidžiu nusipirkti kažkokį mėgiamos grupės tą vinilą. Nežinau, man tai toks, jau klausiau to albumo 100 kartų, bet paimkim vinilo formatu ir nežinau, atrodo vėl šviežiai visai perklausau to pačio albumo, kurio jau tikrai daug kartų klausiau. Matas, girdėjau, kad varys į kažkokį vinilų vakarėlę, ne? Tai va. Man tai atrodo, kad klausyti muziką galima iš esmės daugeliu būdų, tai vienas iš tų yra visos tos platformos, Spotify ir panašiai. Tai iš esmės žmonės šiaip dabar labai daug skuba ir
jie tiesiog skubėdami gal ir klauso tos muzikos, bet kai tu klausai muzikos kažkokiu tarp tos pačios plokštelės pavidalu, tai atrodo, tu šiek tiek dienoj sustoji ir skiri laiko savo, kad tu pasimėgautum muziką, o ne tam, kad muzika užpildytų tą triukšmą, kur galvoje yra, kad tu tiesiog darai užduotis vieną po kitos, o grįžęs namo tu tiesiog atsisėdi, įsijungi muzikos ir tu tiesiog vertini ir tą momentą, kad klausai ir pačią muziką, man atrodo. Kitas bendravimas su muzika, tu esi dėmesingas, tu skiri dėmesio, nes šiaip aš pasiimu mobiliaką, įsijungiu Spotify'ų, įsimetu ausines, man viskas patogu ir aš užsivairavau ir žiūrėk, tas gabalas baigėsi, yra 5. gabalas, jeigu jūs manęs paklausėt už 5 minučių, ką aš klausiau, nes jau bus kitas gabalas, jeigu aš random pasirinksiu ir aš jau nežinosiu, ką aš darau. Bet jeigu aš prieinu, aš turiu išsirinkti tas malonumas, jūs aišku tada irgi žinot, anksčiau būdavo malonumas, tu renkės, ne šitą, o aš esu toj nuotaikoj. Ir tau plokštelė pati pasako, kokioj tu nuotaikoje esi. Čia, man atrodo, gal su daug dalykų taip yra, sako irgi, su maistu gal ir kartais reikėtų daryti mažiau žiūrėti ten kažkokį YouTube'ą, kol valgai, tiesiog valgyti maistą ir pabandyti įsijausti tą skonį. O ne valgyti YouTube'ą. Jo, nes tipo, man kai būna pasidedu maistą ir 15 minučių scrollinu, ką čia pažiūrėti be valgant, jau tas maistas šaltas. Tai daug tokių su įvairiais dalykais yra situacijų, tai bet kuo dažniau pavyksta mums skirti laiko konkrečiam vienam dalykui, man atrodo, tuo mes jį gal labiau pajaučiam, vertinam ir suprantam, nežinau. Tai yra gerai sustoti karts nuo karto taip, bet nereikia pykti, kad mes aišku kartais greit gyvenam ir turim suvartoti patogiai kai kurios dalykus. Nu tai čia neišvengiama, nieko tokio, čia nieko baisaus. Aš tai jums, atsiprašau, pertraukiau? Ne, visą. Aš tai jums labai palinkėsiu neskubėti. Gal mūsų karta yra bullshitas toks, kalbėti apie kartas, bet vis tiek yra šiokio tokio skirtumo. Labai daug bėgimo buvo, ar ne? Lietuvos nepriklausomybė, reikėjo kažką kurt, kažkokie bizniai, kažkokie menai susiję, tai turi iš ko gyventi, tai neturi iš ko gyventi. Jeigu tik yra galimybė, tai aš labai jums linkiu neskubėti. Neskubėti, klausyti plokšteles, žiūrėti dangų, žiūrėti, ką nori, nekreip dėmesio, kas čia aplinkui darosi, nes žmonės eina tikrai keista kryptim ir aš tikiu, kad jie sustos. Ir vis tik tai meno, kultūros, muzikos, viską, you name it, ten atsiradimas platformose. Jūsgi turbūt iš principo tos platformos nuo jūsų sąmoningo kultūros vartojimo, vadinkim taip, jūs iš karto su jomis ir susidūrėt, ar ne? Ką jūs joms davėt ir ką galvojat iš jūsų atėmė? Dabar jūs? Mes gal davėm mes gal davėm jam savo dėmesį ir laiką, kur galbūt kitom to viso turinio prasme dalyko nebūtume nei pamatę, nei susidomėję nieko. Dabar tiesiog galbūt tai kažkokiu būdu tampa mūsų interesų. Bet tuo pačiu jie gal ir atėmė vieną iš tų gyvenimo džiaugsmų, kur tu eini ir skiri tam savo laiką, tu būni kažkur, nežinau, ne vien internetą domiesi tais dalykais, o eini kažkur išlendi iš savo to mažo kambariuko ir domiesi bendrauji su žmonėm. Man atrodo, gal tai tokį, kad atėmė, skamba labai piktai, gal tiesiog mes nebe tiek būnam kažkur, kas šiek tiek galbūt liepia išeiti iš komforto, nes tu gali viską namie tiesiog susižiūrėti, absoliučiai viską, nuo filmų iki spektaklių, iki muzikos, ta prasme, tu gali viską namie suvartoti. O kad nueit kažkur ir patirti gyvai, man atrodo, yra visai kita patirtis, bet reikia ypač šiais laikais per save perlipti šiek tiek. Jo, viskuo sutinku. Kitas dalykas, šiek tiek gal ne į temą, gal ir šiek tiek į temą, bet visos tos platformos, pavadinkim, mūsų bandas, mūsų grupė yra žiauriai artimai su tuo susiję ir be tų visų dalykų mes gal ir nežinotume, kaip funkcionuoti šiais laikais. Tai faktas, kad tai mums padeda ir tiesiog reikia ir tam turbūt laiko skirti. Mes šiaip iš esmės džiaugiamės, kad yra irgi visi tie dalykai, nes labai daug žmonių per juos mus ir atrado. Galiausiai ateina žmonės ir į koncertus. Būna ir other way around, kad iš koncerto žmonės ateina į Spotify, nusiperka tą patį vinilą ar į tas pačias platformas nueina ir perklauso visą albumą iš eilės, kurį girdėjo gyvai. Tai, žodžiu, veikia ir vienu ir kitu būdu. Gerai, kad yra ir tas, man atrodo.
Ir nemažai reiškia tai, kad jūs turbūt galėjot pradžią savo muzikos padaryti visiškai būdami nepriklausomi. Jums nereikėjo bėgti, aš atsimenu, kažkada, kai mes grojom, mums reikėdavo nemažai pinigų, kad įsirašyti. Aš atsimenu, valanda ten kainavo 50 litų, mums buvo belė kokie pinigai, aš net neatsimenu, ką mes ten darėm ir iš kur ten mūsų vokalistas ar ištraukė kažkur pinigus, aš nežinau, bet žodžiu buvo labai sunku. O jūs turbūt bent jau neįlindot į skolas, būtų nepardavėt. Būtų nepardavėm, bet į skolas buvom įlindę. Pradžia ypač tai... Tai viskas tas pats. Pradžia panaši. Nu vis tiek, jeigu mes pradžioj matėm, jau pradžioje mes turėjom daug idėjų, kaip mes norim ką išleisti, ką padaryti, iš esmės merčas, klipai, kažkokios dainos, albumai, viską nori daryti, pinigų nėra. Nu tai ką, tada skolinės iš tėvų pinigus, atvarai knygų mugę, pardavinėjai merčą, po poros mėnesių atiduodi skolą tėvam. Nu gerai, vasarą jau gali pradėti nuo nulio. Lygis. Kažką gauni, įsirašai dar vieną dainą. Ir jo, mes ne vienus metus iš esmės tiesiog ką gaudavom, dėdavom atgal į tą pačią leidybą. Tai tų skolų yra buvę ir buvo, kad ir nervuojas, ir nesupranti, ar čia gerai darai, ar čia iš vis grąžinsi tą skolą, bet praėjo kiek metų ir dabar jau tiek nebesiskolinam. Neatrodot labai susirūpinę, atsipūtė labai. Dabar jau, kai, mes aišku, žiauriai džiaugiamės ir dėkingi tuo, kad mes galim, kad tai yra, iš esmės, tuo, ko mes gyvenam. Bet jo, man atrodo, kad, aišku, aš į grupę šiek tiek vėliau atėjau, bet aš kaip įsivaizduoju, kad būtų buvę, tai tu tiesiog imi, darai, jeigu reikia pasiskolini, o paskui jau galvoji. Svarbiausia, kad tu turi iš pradžių, gali ką parduoti. Ir tada jau galvoji, kaip atiduoti ir galų gale, vis tiek kažkaip bus. Ta prasme, tu atiduosi, ta prasme, tai... Bet jūsgi viską darot labai nuoširdžiai, jūsgi darot iš širdies, jūsgi neinat, jūsų grupės pavadinimas galų gale jauti. Taip, tai yra, tu jauti. Tai ir jums pasiseka, aš kaip suprantu, po truputį pasiseka nebeįlysti skolas. Jo. Jau praeiti metai buvo pirma knygų mugė, kada atėjom ant nulio, kur jau nesam, ta prasme, minuse ir nereikia nieko atidirbinėti, o jau dirbi ir tiesiog uždirbi iš to. Jo, egzistuojam jau kiek, 7 ar 8 metus ir tai yra antra knygų mugė, kai pradedam ne minuse. Jo, labai smagu ir aš siūlau jums, nesiūlau, o gal kada ir užeisit į Artist TV, ten yra labai įdomus, kadangi jūs esat, neordinarų žmonės, o Artist TV platforma, vadinkim platforma, arba ten yra labai įdomių dalykų, ten yra nuo senų lietuviškų filmų, kurie yra sudėti labai tvarkingai, labai panašu, labai patogu juos pasižiūrėti, kartais tokiai, nežinau, oldschooliniai nuotaikoj, iki keistų pokalbių, iki pokalbių apie alternatyvinę muziką, iki pokalbių apie dalykus, kur... Kokią skiltį nugriu šitas pokalbis? Į pokalbių laidą su manim. Okay. Čia bus skiltis ryškus pokalbiai. Okay. Čia pagal mano pavardė keista labai. Tai... Ryškus, kaip būdvardis. Taip. Okay. Bet aišku, jūs galėsite į save pasižiūrėti, jūs tikrai puikiai atrodot, bet ten yra tikrai įdomių ir gražių dalykų. Tai buvo labai keistas dalykas. Aš užsiprenumeravau Artist TV ir gavau skambutį, sako, tu užsiprenumeruoji. Sakau, taip, dėl to, kad labai smagu, ten daug ką aš galiu rasti to, ko aš niekur nerandu, tai yra nekomercija. Ir nieko prieš komerciją, mes turim visi gyventi ir taip toliau, bet ten buvo taip smagiai viskas sudėliota, ten pokalbiai su Labučiu, su dailininku Rutkun, kur tu niekur, su Petru Višniausku, dabar su jumis, su Kernagytės vaiku, su you name it, labai, labai keistas spektras. Tai ačiū Jums labai už pokalbį, grokit sėkmingai, niekada neįlyskit į skolas, o gyvenkit smagiai, bet tiek smagiai, kad jūsų muzikavimas būtų gyvas. Ačiū Jums labai. Su mumis buvo grupė Jauti.